Sveiki, būsiu dėkinga už jūsų komentarus, laikus. Pažiūrime šiandien, kas bus jūsų būsimas vyras, koks bus jūsų būsimas vyras. Ir kada tai bus, ar gal parodys. Galbūt ištekėsite už jo. Su kuo jūs būsite santuokoje, santykiuose. O, iškrito jau pirmą kortą. Kažko turbūt ilgitės ar meilės. Ir čia dar gali būti tokia žinutė, kad gali būti čia buvęs iš praeities kažkas. Žiūrim toliau. Pirmiausia, gal pasižiūrime, kas jūs. Gal kažkiek apibūdins jūsų situaciją. Arba galbūt, kas pas jūs dabar vyksta. Arba galbūt praeitį. Tai pasižiūrėsime, ką parodys kortos. Ir vėl žiūrėkit tą patį kortą. Čia kortos nori pasakyti arba tai, kad buvęs, kurio jūs ilgitės, arba šiaip jūs ilgitės tiesiog santykių. Ilgitės meilės ir taip toliau. Kas jūs? O, čia labai rimtos kortos. Na, jūs galbūt grįžot iš kelionės, arba esate kelionė, arba jums nusimato didelę kelionę. Ir jūs kažkokiu laukite rezultatų. Kas jūs? Jūs tokia, kaip pasakyt, teisinga moteris, tokia plačių pažiūrų, plataus akiračio, gal daug keliavote, daug skaitėte, tokia esate labai bendraujanti. Jūs dabar kažkokius padarėte darbus, arba galbūt dirbate ir laukite kažkokių rezultatų. Kažkokio galbūt pelno, kažkokio, arba gal ieškojate darbą, laukite atsakymo. Ir čia kažkoks vyras pas jūs, arba dabar yra, arba praeitį, bet su kuriuo jūs arba susipykote, arba jūs tiesiog aiškiai jį atstumėte. Kas jūs? Jo, atsiribojate nuo kažkokio tai vyro. Jisai gali būti žemės ženklo, arba jisai buvęs jūsų vyras, arba jisai vedęs vyras, gali būti dar. Arba čia rodo tokį pragmatišką vyrą su pinigėliais, toks žemiškas jisai, nesvajotas, toksai pragmatiškas, prie pinigėlio gali būti. Bet esmė ta, kad jūs atsitraukite nuo meilės ir jūs esate dabar vieniša, laisva, kaip sakoma moteris, kaip čia pavadinsi. Jūs esate, bet nereiškia, kad jūs nelaiminga, būdama viena. Kažkokia pauzė pas jūs gyvenime, kas liečia santykius. Va, ir kortos uždaro, nebenori toliau sakyti. Kažkokia pauzė. Jo, ir dabar čia aukštus likimas, aukštosios jėgos
Žinot, kaip gali būti, kad jūs blogai miegat naktim, dėl kažko pergyvenate, žodžiu. Kas jūs? Čia daugiau jūsų rodo praeitį. Kažkoks buvo šansas su kažko būti, matyt. Vat su tuo vyru turbūt. Tai sakau, jisai čia gali būti jo šansas santuokai. Jūs svajojate apie tą šansą santuokai. Kas jūs, kas dabar vyksta pas jūs? Dabar gali būti taip, kad kažkoks apsireiškia buvęs, va tas vyras. Ir vėl kartojasi situacija, vėl jisai beldžiasi, jeigu taip nėra, tai toje bus. Beldžiasi, kaip sakoma, jūsų duris, bet jisai, sakau, jisai gali būti vedęs. Kas jis toks? Paklausim. Taip, jisai jums sudaužė širdį, nors pas jį irgi širdį sudaužyta. Kas jis? Taip, jūs vėl rodot kortos, kad jūs atsitraukite nuo santykių, išėjot nuo santykių ir ko gero jisai yra šeimoje, bet ten jį laiko materialinės gėrybės, ne meilė. Taip. Taip. Tai čia kortos rodo, kad jisai vėl ateis, belsis į jūsų duris, kaip sakoma, perkeltinė, aišku, prasme. Su šansu atnaujinti santykius. Jeigu tai bus buvęs jūsų vyras, tai grįš jisai taikytis. Bet čia man labiau rodo, kad jūs esate slapta moteris jau. Bet jūs galėjot net išvažiuoti, suprantate? Jūs galėjote net išvažiuoti, gal pavyzdžiui, iš kitos net šalies nuo jo. Nes nenorėjote būti santykiuose. Nenorėjote būti slapta moteris. Bet dabar jūs esat viena. Jeigu taip, tai čia tada galite toliau žiūrėti. Ir dabar kažkokių laukite rezultatų. Kažką susiję su pinigais. Jau kažkokį darbą atlikote ir dabar laukite rezultatų. Galbūt ieškote darbo. Galbūt dirbate ir įdėjote daug pastangų ir laukite ten, pavyzdžiui, kada pakels jums algą ir panašiai. Tai kas jūsų būsimas vyras, pažiūrim? Su kuo jūsų laukia santykiai ir santuoka? Nesvarbu, jūs buvote santuokoje, nebuvote, bet jūs dabar žiūrim ateitį. O, iškart žiūrėkit, iškrenta. Kas jūsų būsimas vyras? Vėl rodo, žiūrėkit kortos. Būsimas vyras
Aš taip galvoju, kad bus buvęs, kadangi jūs iš jo arba iš kelionės, arba jisai atvažiuos, arba jūs nuo jo išvažiavote. Jisai gali būti jaunesnis šiek tiek už jūs. Su kažkokia apgaulė, jis kažką jūs apgavo. Ir jūs dėl to pergyvenate. Kas būsimas jūsų vyras? Taip, nuo kurio jis išėjo, su kurio santykiai baigėsi, kur buvo situacija, jūsų santykiai buvo stagnacijoje, nejudėjo į priekį visiškai. Kūrė planus, bet tai, taip, kažkas atsitiko, viskas sustojo. Kas jūsų būsimas vyras? Vėl tas vyras, prižiūrėkit, krenta būtent šitas vyras. Čia reiškia, jisai bus jūsų būsimas vyras. Kažkokia ateis nauja pradžia, nauja žinia, nauja aistra, iš naujo ta aistra. Ir jūsų situacija bus aiški. Jisai yra, sakau, arba žemės ženklo, arba toksai realistas. Šiaip turėtų mokėti uždirbinėti pinigėlius. Toksai šeimos vyras, viskas iš šeima, nu toksai, žodžiu. Arba, sakau, vedęs vyras. Arba jūsų buvęs vyras. Bet jisai prieš tai rodė šiek tiek už jūs jaunesnis. Gali būti. Taip, nuo kurio jūs dabar, kuris jūs, su kurio baigėsi santykiai ir nuo kurio jūs, kaip pasakyti, ne tai, kad saugotės, bet nelabai prisileidžia dabar jo. Tarp jūsų dabar pauzė. Taip, jūs jo buvusi slapta moteris. Aš taip galvoju. Taip, ir jisai, žiūrėkit, jisai atvažiuos pas jūs. Taip. Ar jums verta jį priimti? 50 ant 50. Bet jisai atvažiuos pas jūs 100%. Ir vėl tas rezultatas. Galbūt jūs netgi to rezultato laukiate iš jo pusės. Galbūt jūs pastatėt jam ultimatumą, kad arba. Ir laukite dabar, ar jisai išvis grįž. Bet jūs jį priimsite, aš taip suprantu, tik tai, jeigu jisai jau grįž, apsisprendęs. Taip, čia iš praeities vyras nerodo čia naujo. Jūs būsite santykiuose su vyru iš praeities, su kuriuo nutrūkė santykiai, su kuriuo jūs buvot iliuzijas, kurio dabar yra tokia situacija, arba iš vis nieko nevyksta, arba jisai atsiranda, dingsta ir galbūt jisai yra vedęs vyras. Taip. Ar jums verta jį priimti? Taip, rodo verta. Rodo verta. Jūs būsite komforte, tiek emociniam, tiek finansiniam. Su juo. Jeigu jūs pažįstate tokį vyrą, tai čia tikrai jisai. Taip, kažkokie greitos permainos, greiti kažkokie pranešimai. Nu, žodžiu, taip, jisai dabar yra ant slenksčio pasirinkimo.
Bet jisai tikrai kažkur iš toli yra, nes vėl ta korta krenta. Jisai yra iš toli. Jisai atvažiuos iš toli. Jisai netgi gal padės jums kažkiek finansiškai, nes jisai turėtų būti toksai pinigingas vyras. Kaip sakoma, prie pinigo. Ir pas jūs prasidės santykiai iš naujo. Jau taip, kaip buvo, nebus. Jisai kažkokia praeis transformaciją. Matyt, apgalvos, kaip pasakyti, vertins tą situaciją, pasirinks grinai jau jūs, santuokai bus pasiruošęs. Ir pas jūs santykiai pradės visiškai naujai. Jeigu jisai, tarkim, vedęs vyras, tai jisai tikrai išsiskirs. Jeigu jis, tarkim, nevedęs, bet jisai nebuvo apsisprendęs ir pasirinko, pavyzdžiui, ten karjerą, finansus ir nenorėjo visiškai jokių santykių rimtų. Jis taip, neatsakingai žiūrėjo į santykius su jumis. Tai dabar jau taip nebus. Jisai jūs taip. Taip. Ir tai jums likimo duota rodo. Toksai su aistra. Jisai, kaip pasakyti, emociškai priklausomas nuo jūsų. Vėl uždaro kortą. Aš vis noriu paklausti, kada maždaug. Va, žiūrėkit, santuoka. Taip, jūsų santuoka bus su šituo vyru. Jūsų santuoka bus su šituo vyru. Ar jūs būsit laiminga? Taip, jūs būsit laimėtoja. Kaip pasakyti, jūs ir pinigėlių turėsite. Ir jausitės tokia laimėtoja. Laimėsit šitoj situacijai. Taip, jūs būsite mylima moteris, mylinti moteris. Taip, ir jūs tikrai bus pas jūs santuoka oficiali. Tikrai. Nesugyventinis jisai bus, o bus santuoka. Ir jisai išlaisvins jūs iš vienatvės, kaip sakoma, jeigu jūs komfortiškai jaučiatės vienatvėj. Tai jūs tą vienatvę paliksite ir jūs jau nebesijausit niekada vieniša, būsite mylima moteris. Taip, prašau. Kortos rodo labai didelę meilę, tokia jausminė tokia santuoka. Bet kartu ir finansiškai bus viskas tvarkoja. Čia daugiau nėra ko ir žiūrėti, nes čia viskas puiku. Taip. Bet tik tai rodo, žinot kaip rodo, kad jisai šiek tiek jaunesnis. Va, ir dabar rodo, kad turbūt buvo trikampis. Jo, ir jisai manipuliavo jumis. Ir dėl to jūs palikot jį. Taip. Ir va, ir suprantat, ir jūs likimas tiesiog suves vėl. Čia jums skirtas žmogus. Taip, ir vėl žiūrėkit tą kortą. Tai linkiu jums tos laimės. Pasižiūrim, galbūt mums duos tokį, gal žinutę kažkokią. Kada maždaug tai bus, bent jau, kad orientuotis, ar čia ilgai, ar neilgai čia to laukti. Jūsų būsimas vyras bus iš praeities, jūs busit santuokai, jeigu rezumuojant. Čia vyras tas, nuo kurio jūs išvažiavot, galbūt net iš kitos šalies, arba jisai yra dabar kitoj šaly, ar kitam mieste, kažkur toli. Ir pas jūs buvo kažkokie neoficialūs santykiai slapti.
Tai su šituo vyru bus santuoka. Nu, žiūrim kada. Į Julį. Kada jis grįš? Nu, čia rodo, kad labai greitai, po keletos dienų. Bet čia, matot, rodo ruduo. Kažkokia tai ypatinga data. Nu, vėl ta korta iškrito, aš čia praeitą būrimą dariau. Irgi. Tai galbūt gausite žinutę. Po kelių dienų netgi. Į Julį. Ir kada jūs mažiausiai to tikėsitės? O kada bus santuoka? Nočių. Santuoka bus pasipirš jisai turbūt jums vakare, naktį. Jums patarėme to nelaukti, tiesiog gyventi savo gyvenimą. Jums nieko daryti nereikia. Viskas susiklostys taip, nes sakau, čia aukščiausias jėgos netgi. Čia likimo duota jums. Jūs to turėt, nu jūs, jeigu ir norėsite, to neišvengsit. Aišku, kortos patarimas, nu aišku, jūs galite atsisakyti. Galite pakreipti savo likimą, bet esmė ta, kad jeigu jūs nieko nedarysit, per daug nesipriešinsit, nes čia rodo nesipriešinkit. Kada jūs nustosit priešintis, tada jūs ir išlikėsit. Ir būsite laiminga. Į Julį. Tai turbūt į Julį čia jūs ir bus santuokos diena, o jisai atsiras maždaug jau greitai, kelių dienų bėgyje, nuo kada jūs žiūrite. Ir pasipirš kažkokia, tai aš manau, kada mažiausiai to tikėsite. Ir kažkokia ypatinga data, gal per gimtadienį. Tai aš jums labai linkiu tos laimės. Priimkite tą žmogų, nesipriešinkit. Per daug nelaukit, gyvenkite savo gyvenimą. Rodo jums, kad ir darbas bus tvarkoj, pinigėliai bus. Šitas vyras toks šeiminiškas. Ir jisai jau kai ateis pas jūs, tai pas jūs bus... Čia matot, porą kartų uždarė, kortos nebenorėjo rodyti, vien tik dėl to, kad vis tiek kortos yra tik patarimai, kaip pasakyti, kur link situacija juda. Bet jeigu jūs kažką kardinaliai, pavyzdžiui, pakeisit, atsisakysit, nežinau, nekelsit ragelio, nebendrausit, tai aišku, kad situacija tada neįvyks. Bet jeigu jūs norit ištekėti ir jūs ilgitės to žmogaus, tai rodo, kad jisai jums likimo duotas ir tikrai viskas bus gerai. Viskas bus gerai, tiesiog to nelaukit, gyvenkit, aukščiausios jėgos viskas sutvarkys, likimas viską sudėlios į vietas taip, kaip turi būti. Tai sėkmės jums, laimės meilėje. Tikiuosi viskas kuo greičiau įvyks.